Vieną naktį sapnavau neįprastai tikrovišką sapną. Atrodė, kad atsikėliau, nuėjau į paskaitas ir atlikau visus dienos darbus bei grįžau namo. Tačiau visą laiką mane lydėjo keistas jausmas, tarsi kažkas stebėtų. Lyg kažkas būtų visai šalia, bet vos atsisukdavau, nieko nebūdavo. Sapne grįžau namo ir nuėjau miegoti. Ir tada išgirdau stiprų dūžį. Kažkas daužėsi į lauko duris. Po kelių sekundžių pasigirdo garsas, tarsi durys būtų išlaužtos. Tada sunku žingsniai, daiktų stumdymas. Kažkas vaikščiojo mano namuose ir artėjo prie mano kambario. Bandžiau atsikelti, bandžiau šaukti, negalėjau. Jaučiau, kaip daužosi širdis, bet kūnas visiškai neklausė. Tada mano kambario duris atsivėrė, tamsi figūra stovėjo tarpduryje ir lėtai artėjo prie mano lovos. Ir būtent tada aš pabudau. Pašokau iš lovos gaudinamas orą ir kelias sekundės buvau įsitikinęs, kad kažkas tikrai buvo kambaryje. Tačiau iš tiesų ten nieko nebuvo. Kas iš tikrųjų vyksta tokiais atvejais? Jei būtumėte paklausę manęs tą akimirką, būčiau prisiekęs, kad kažkas buvo mano kambaryje. Aš girdėjau garsus, jaučiau baimę, mačiau figūrą, kuri artėjo prie lovos. Visa tai atrodė visiškai realu, tačiau ne vienas iš šių dalykų iš tikrųjų nevyko. Tai buvo miego paralyžius. Būsena, kai žmogaus sąmonė jau pabunda, tačiau kūnas dar kurį laiką lieka miego būsenoje ir žmogus negali pajudinti nei rankų, nei kojų, nors puikiai suvokia aplinką. Viena įdomiausių miego paralyžiaus ypatybių yra tai, kad skirtingi žmonės dažnai patiria labai panašius dalykus. Net jei jie niekada nėra girdėję vieni kitų istorijų, daugelis pasakoja apie tamsias figūras kambaryje, keistus garsus ar jausmą, kad kambaryje yra kažkas kitas, nors iš tikrųjų ten nieko nėra. Dėl to šis fenomenas šimtmečius buvo aiškinamas įvairiais antgamtiniais reiškiniais. Skirtingose pasaulio kultūrose žmonės tikėjo, kad miego paralyžiaus metu žmonės aplanko demonai, piktosios dvasios ar kitos būtybės. Kai kur buvo manoma, kad ant miegančio žmogaus krūtinės atsisėda piktoji dvasia, kuri neleidžia pajudėti ar kvėpuoti. Tokie pasakojimai nėra atsitiktiniai. Kai žmogus negali pajudėti, jaučia stiprią baimę ir tuo pačiu metu mato bei girdi dalykus, kurių iš tikrųjų nėra, tokia patirtis gali atrodyti visiškai nepaaiškinama. Tačiau šiandien žinome, kad už to slypi ne kažkas paranormalaus, o vienas keisčiausių žmogaus smegenų veiklos sutrikimų miego metu. Nors pavadinimas gali skambėti grėsmingai, miego paralyžius pats savaime nėra pavojinga būklė ar rimtas sveikatos sutrikimas. Tai trumpalaikė būsena, kuri dažniausiai praeina savaime ir nesukelia jokių ilgainių pasekmių. Dažniausiai jis pasireiškia pereinamųjų metu tarp miego ir visiško prabudimo. Kitaip tariant, tada, kai organizmas dar nėra visiškai perėjęs iš vienos būsenos į kitą. Epizodas gali įvykti tiek užmiegant, tiek prabundant. Tačiau dauguma žmonių jį patiria būtent tada, kai atrodo, kad jau yra prabudę. Daugeliu atveju miego paralyžiaus epizodas trunka vos kelias sekundės ar minutės. Nors medicininiu požiūriu jis paprastai nėra pavojingas ir praeina savaime, subjektyviai laikas gali atrodyti ilgesnis. Būtent todėl daugelis žmonių šią patirtį apibūdina kaip vieną keisčiausių ar net baisiausių dalykų, kuriuos yra patyrę miego metu. Tyrimai rodo, kad šis reiškinys dažniausiai pasitaiko žmonėms, kurie patiria daug streso, gyvena įtemptu ritmu arba neturi pastovaus miego režimo. Rizika taip pat gali didinti dažnas neišsimiegojimas, pamaininis darbas, tam tikri miego sutrikimai bei padidėjęs nerimo lygis. Kai kuriais atvejais miego paralyžius gali pasikartoti ne vieną kartą per gyvenimą, tačiau daugumai žmonių tai išlieka retas ir epizodinis reiškinys. Įdomu tai, kad šiandien mokslininkai jau gerai supranta, kaip ir kodėl pasireiškia miego paralyžius. Per pastaruosius dešimtmečius atlikti tyrimai leido išsamei ištirti procesus vykstančius smegenyse ir kūne šios būsenos metu. Norint suprasti, kodėl mūsų kūnas kartais atsilieka nuo sąmonės, reikia trumpam pažvelgti į tai, kas vyksta miego metu. Nakties metu smegenys pereina kelias skirtingas miego fazes. Viena svarbiausių yra REM fazė, kurios metu sapnuojame ryškiausius ir realistiškiausius sapnus. Būtent šios fazės metu smegenų aktyvumas kai kuriais požymiais gali būti net panašus į tą, kuris fiksuojamas žmogui nemiegant. Tačiau tuo metu vyksta ir dar vienas svarbus dalykas. Kol sapnuojame, smegenys laikinai išjungia didžiąją dalį kūno raumenų. Ir tai yra natūrali apsaugos sistema, neleidžianti mums fiziškai atlikti veiksmų, kuriuos tuo metu sapnuojame. Įsivaizduokite, kad sapnuojate, jog bėgate ar lipate laiptais. Jei ši apsaugos sistema neveiktų, galėtumėme iš tikrųjų atlikti šiuos judesius miegodami ir susižeisti patys. Svarbu paminėti, kad smegenys atjungia ne visą kūną. Gyvybiškai svarbios funkcijos tokios kaip kvėpavimas ar širdies veikla išlieka aktyvios. Įdomu tai, kad ši būsena neveikia akių, jos ir toliau greitai juda po vokais. Būtent dėl šių judesių miego fazė yra vadinama rapid eye movement arba greitų akių judesių fazė. Ir kartais nutinka taip, kad sąmonė grįžta į budrumo būseną šiek tiek anksčiau nei kūnas. Žmogus jau suvokia aplinką ir supranta, kas vyksta, tačiau raumenys dar kelias akimirkas lieka
vakare miego būsenoje. Tačiau tai paaiškina tik vieną miego paralyžiaus dalį, kodėl negalime judėti. Lieka dar vienas klausimas, iš kur atsiranda šešėliai, žingsniai ir jausmas, kad kambaryje yra kažkas kitas. Jeigu miego paralyžių būtų patyręs tik vienas žmogus, būtų galima manyti, kad tai tiesiog keistas sapnas. Tačiau mokslininkus nustebino kai kas kita. Žmonės iš skirtingų šalių ir amžiaus grupių dažnai pasakoja labai panašias istorijas. Vieni mato tamsią figūrą kambario kampe, kiti jaučia, kad kažkas stovi šalia lovos ir juos stebi. Dar kiti girdi žingsnius, balsus ir net jaučia prisilietimus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo labai paslaptinga, tačiau mokslininkai mano, kad atsakymas slypi tame, kaip susilieja miego ir prabudimo būsenos. Kaip jau žinome, miego paralyžiaus metu smegenys gali prabusti greičiau nei kūnas, todėl smegenys pradeda painioti sapnų vaizdinius ir pojūčius su realybė. Todėl tai, kas vyksta galvoje, gali atrodyti visiškai tikra. Taigi žmogus mato savo kambarį, bet kartu gali girdėti neegzistuojančius garsus, matyti šešėlius ar jausti, kad kambaryje yra kažkas kitas. Prie to prisideda ir stipri baimės reakcija. Kai žmogus supranta negalintis pajudėti, smegenys gali tai interpretuoti kaip pavojingą situaciją. Tuomet suaktyvėja už baimę atsakingos smegenų sritys, kurios dar labiau stiprina grėsmės pojūtį. Haliucinacijos dažnai įgauna bauginančias formas. Žmonės mato tamsias figūras, įsibrovėlius, žemiškas būtybės. Tačiau yra dar vienas dažnai pasitaikantis pojūtis. Dalis žmonių pasakoja ne tik apie šešėlius ar garsus, bet ir apie jausmą, tarsi kažkas spaustų jų krūtinę. Kai kuriems atrodo, kad darosi net sunku kvėpuoti. Šis pojūtis taip pat turi gana paprastą mokslinį paaiškinimą. Miego paralyžiaus metu didžioji dalis kūno raumenų vis dar lieka išjungti, todėl kvėpavimą daugiausiai palaiko diafragma. Tuo pačiu metu žmogus jau būna sąmoningas ir natūraliai bando giliai įkvėpti ar pakeisti kvėpavimo ritmą, tačiau tai padaryti nėra taip paprasta. Situaciją dar labiau apsunkina tai, kad miego paralyžius dažniausiai pasireiškia gulint ant nugaros. Kai kvėpavimo takai šiek tiek susiaurėja, pajutus, kad kūnas neklauso, smegenyse įsijungia pavojaus signalas, širdis pradeda plakti greičiau, kyla panika, o kvėpavimas ima atrodyti nepakankamas. Neatsitiktinai būtent po tokių patirčių atsiranda pasakojimai apie naktinės dvasias, demonus ar antgamtinės būtybės, kurios esą pasirodo žmogui miegant. Nors miego paralyžius gali ištikti praktiškai bet ką, tam tikri veiksniai gali padidinti jo tikimybę. Vienas dažniausiai minimų rizikos veiksnių yra miego trūkumas. Kai žmogus ilgą laiką neišsimiega arba jo miego grafikas tampa nereguliarus, sutrinka įprastas miego fazių ciklas. Manoma, kad tai gali padidinti tikimybę patirti miego paralyžių. Prie šio reiškinio taip pat siejamas stresas ir nerimas. Žmonės, kurie išgyvena įtemptą gyvenimo laikotarpį, dažniau praneša apie miego paralyžiaus epizodus. Nors tikslios priežastys nėra iki galo aiškios, mokslininkai mano, kad emocinė įtampa gali paveikti miego kokybę ir miego fazių eigą. Kai kurie tyrimai taip pat rodo, kad didesnė rizika gali turėti žmonės sergantis tam tikrais miego sutrikimais. Įdomu tai, kad kai kurie žmonės pastebi vieną dėsningumą. Miego paralyžius dažniausiai pasireiškia miegant ant nugaros. Nors mokslininkai vis dar diskutuoja, kodėl taip nutinka, šis ryšys įvairiuose tyrimuose buvo pastebėtas ne kartą. Tačiau net ir turint šiuos rizikos veiksnius, miego paralyžiaus neįmanoma tiksliai numatyti. Vieniems žmonėms jis pasireiškia tik kartą gyvenime, o kiti gali patirti kelis ar net keliolika epizodų. Taigi nors miego paralyžius gali atrodyti kaip kažkas antgamtiško, šiandien žinome, kad tai yra natūralus, nors ir labai keistas reiškinys, atsirandantis tuo met, kai smegenys ir kūnas trumpam nebesutampa. Sugrįžkime prie istorijos, nuo kurios pradėjome. Ta naktį buvau įsitikinęs, kad kažkas įsiveržė į mano namus. Girdėjau žingsnius, mačiau figūrą ir buvau tikras, kad kambaryje esu ne vienas. Tačiau ten nieko nebuvo. Tai nebuvo įsilaužėlis, ne kažkokia paslaptinga būtybė. Tai buvo miego paralyžius. O jei kada nors naktį atsibusite negalėdami pajudėti ir atrodys, kad kambaryje yra kažkas kitas, bent jau žinosite vieną dalyką. Greičiausiai tai ne kažkas, kas atėjo pas jūs. Greičiausiai dar pilnai nepabudote. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.